Sveiki visi mėly žiūrovai, šiandien Superphysics iš Vaiperių komandos ir laidoje žaidimo evoliucija šiandien pakalbėsime apie NBA serijos žaidimus. Taigi pradėkime. Pirmojosio žaidimo serija buvo NBA Live 95, kaip matot, PlayStation 1 dar buvo neblogai. Fainai visai atrodo kaip pirmoji žaidimo serijos pradžia. Žaidimo pradžiai užtenka. Gerai, perinam į kitą seriją NBA Live 96. Grafika biški patamsėjus, slow motion biški padidėjęs. Jau gerėja žaidimai tikrai. Grafikos PlayStation 1 dar geros tikrai. Dabar kita serija NBA Live 97. 97 padarytas buvo iš daugiau pikselių, nebuvo slow motion, viskas buvo greitai vykdo. Taip. Jau. Ok, perinam į NBA Live 98. 98 biški kamera pasikeitus, kameros tas laipsniai, kaip matot, žmogeliukai pagerėjo tručiut, veidai po truputį jau įgauna esmę. NBA Live 99 jau matosi kamerų už žmogeliukų, jau komentavimas įdėtas geras, pagrindai jau yra. Autoreplayai yra, žaidimas irgi jau įgauna savo dabartinę. Taip, nieko neturiu apie jį daugiau pasakyti. NBA Live 2000 grįžta į 96 metus. Tokia, kad iš viršaus rodo, bet grafikos gerėja. Praeitos serijos buvo biški gal geresni žiūrovai, bet su šita serija biški geriau juda, mažiau lagina ir panašiai. Apie grafikas nekalbam. NBA 2K. Pirmoji serija, kuri pasirodė su kompiuteriniu grafikų varikliukais gerais. Iš ją kompiuterio. Greitis geras, grafikos irgi, komentatoriai irgi taip pat. NBA Live 2.1 grįžta senusios komandos, įgauna veidai, įgauna uniformos, viskas gerėja. NBA 2K1 grįžta į 2K, bet čiut pagerėja komentatoriai, pagerėjus grafiką. NBA Live 2.2 biški pasimažina grafikos, žaidimas įgauna NBA Live prasmę, nes 2K pradėjo geriau būt. NBA 2K2 vėl viskas atrodo kaip 2K1, nieko beveik nepakeista, bent jau man taip nieko gero negaliu apie juos pasakyti, apie šitą žaidimą. Taip, NBA Live 2.3 pasirodęs ant PlayStation, viskas atrodo gerai, pasų įvairovė būna, jau būna, vis pasikeičia komandų. NBA 2K3 vėl grafikos mažėja, žiūrovai prastėja ir veidai po truputį jau pradeda gerėti. Kaip matot, replay jau kiek žinau galima į savo kampą pasirinkti. NBA Live 2.4 nieko įspūdingo, tik grafikos kontrastas biški sumažintas, gerai atrodo. Žiūrovai, kaip visose NBA Live serijose, kvadrate popieriniai atrodo. Žaidėjų batų garsai gerėja.
ESPN Basketball. Galima sakyti, čia 2K4 man rods būtų. Nieko įspūdingo nėra. Gal žiūrovai pakeisti, bet vadėjimai geresni iš tikro. Kamerą jau galima keisti pagal save, jei nori replay. Dėjimų įvairovė. NBA Live 2.5 nuo 2.4 daugom skirias, tinklelis pakeistas, kaip matau, tai daug būna prasmės. Galima susipasuoti dėjimui. Atsiranda naujovių įvairių, kaip sakiau, oleopas galima. 2K5 jau įgauna 2K Sports kūrėjų prasme, viskas gerėja Xbox'ui. Nieko negaliu pridurti šitam, viskas atrodo gan įspūdingai, žaisti galima, nėra skirtumų. Tik NBA Live 6 tikra legenda, visi turbūt žaidėm. Kameros kampas nekoks, aišku, žaidžiant, bet netrukdo žaisti. Pasirodo PSP konsoliai. Komentatoriai vis tais metais gerėja, veidai jau gerai suformuoti, viskas gerai. 2K6 nieko įspūdingo negaliu pasakyti. Nuo Live 6 neatsilieka. Veidai žymiai geresni negu NBA Live 2.6, bet 2.6 kontrastas biški. NBA Live 2.7 dar didesnė legenda negu 2.6. Grafika 3 kartus turbūt pagerėjus, kontrastas pamažintas, tinklelis pagaliau juda. Taip. Gameplay Xbox 360, PS3 ir PC konsolėm, jei neklystu. NBA 2K7 yra Xbox ir PlayStation 3, nežinau, dar turbūt PlayStation 2. Jau soundtrackai kitokie, jau matos, kad iš žaidimo bus padarytas didelis įspūdingas darbas po kelių metų. Taip. NBA Live 8 jau grafika jau nėra 9.8, mažiau pikselių matos, viskas gerai atrodo, žiūrovai užtamsinti, tad gan gerai atrodo, kontrolą kiek žaidės geria. NBA 2K8, NBA Live 2.8, kontrastas padidintas iš tikro, įdėti slam camai, kas čia dar, arenos irgi atspindžiai sudėti. Taip, NBA Live 9 aš asmeniškai nežaidęs, bet gan įspūdingai atrodo, apšvietimas visiškai kitoks. Kas čia dar, neįsivaizduoju. Tikrai įspūdingai atrodo, bet šokėjos laginančiai, tad nekas yra. Taip. Perinam į NBA 2K9. 2K9 jau pasirodo PC versijai, kad galima žaisti jau įspūdingesnius Xbox ir PS3. Čia komentatoriai jau pasako jų prikolų ir panašiai. Taip, jau kartais ir būna, kad pažvengia, kartais pasako, kiek taškų atsilieka. Taip, NBA Live 10 asmeniškai nežaidęs, bet atrodo, kad NBA Live
8 su pamažintu kontrastu ir arenų modu. Jau šokėjos nebelagina kaip kai kuriuose dalyse. Ir labai iš tikrųjų man asmeniškai gerai atrodo. Taip, NBA 2K10. NBA 2K10 viršelio žvaigždė Kobe Bryantas. Ką čia pasakyti, švieslentė jau kitokios formos, patogesnė, mažiau užima, arenos mažiau atspindi viską. Tai padarant žaidimą realistiškesniu. Kontrolai irgi geri. Taip. Perinam į NBA Lite 11, Xbox ir PS3 konsolė, man atrodo NBA Live 10, tik gal su kokiu modu. Apšvietimas gan gerai atrodo, bliksi fotoaparatai, gerai atrodo iš tikro. Švieslentė irgi gera, pačioj, ne taip kaip viršai būna. Taip, perinam į NBA 2K11, legenda Michaelas Jordanas ant viršelio. Taip, jau čia galima kiek man atrodo, ar 2K12 ar 2K11 žaisti su Jordanu. My Player modas atsiranda, marat, aš neatsimenu pilnai, bet žaidimas atrodo realistiškiausias kol kas iš praeitų, bet tos aprangos nekas. NBA 2K12. Čia prasideda įdomumas. Grafiko aukoms turėtų patikti labai, nes kontrastas tikrai geras, arenos super, viskas atitinka. Ką čia dar pasakyti? Švieslentė šone, turbūt patogiausia visų iš čia. Taip, matot, veidai geresni, bet aprangos nepasitaisė. Nebūna prie pat žmogaus. Kas čia dar? Turbūt komentatoriai dar Bairu Paskaldu dar pažvengia dviese. NBA 2K serijose patinka man, kad nebūna jokių bugų. Ir kaip matote, NBA 2K13 tikrai jau matote įdėtas NBA 2K13 watermarkas, grafikos tikrai man atrodo geresnis negu tokių žaidimų kaip Grand Theft Auto 4. Gerai atrodo, tikrai. Ir švieslentė mažėja. Taip, ir pažiūrėkit paskutinio NBA Live trailerio ir pasakykite savo nuomonę komentaruose.